Sveiki visi, mes ir vėl Madžiūnuose. Šį savaitgalį turėsim 4. Street lygos etapą. Šiandien penktadienis Trefki diena. Tvarėm, šilta, gera, pravažiavam jau porą treniruočių sesijų. Tai nežinau, mašina gerai. Važiuojam ant 16 ir 17 ratų. Tai rytaus planas lėkti ant 16 zestinkio. Tai šiandien biškį pašildėmės, paliksim dabar atvesti. Nu, jų tokia paslaptis. Ir dabar pabaigsim su 17 kitom padangom lėkti. Jos irgi šiaip pasiteisina Jumi. Tai jas naudosim, jeigu lis lietus, o zestinkės pasiliksim ant sauso. Šiaip važiuojas gerai, mašina valdas gerai, pagaliau turim tempo ir nebereikia kovoti dėl to, stengtis kitų gaudyti, užtenka gazą numinti ir važiuojam. Žodžiu, good, aš jaučiuosi gerai. Nežinau, lauksim rytojaus, aišku. Žiūrėsim, kaip seksis, tikiuosi pagaliau pavyks pasiekti kažkokį rezultatą geresnį, nes jau norėtųsi. Nežinau, kad galim. Šiandien planas toliau pasitreniruoti. Ir tiek. Labai čia kažko iš treniruočių dienos nerodysim, nes tas pats per tą patį. Dar pridursiu, kad Madžiūnų trasą pradidino. Tai įvažiavus, tai kietai, nes labai didelė erdvė jautiesi. Tai smagu, tikrai, kad tokį spotą turim Lietuvoje. Ačiū, kas jo pasirūpina. Turbūt dabar tam kartui tiek. Laukiam savo eilės, šokam į mašiną ir gazuojam. Lėkiam paskutinę Trefki sesiją. Karšta žiauriai, tai jau norisi varyti. Varysim, nusimaudysim, ežeriuką kokį, atsigausim. Rytoj rodo biškį vėsiau. Tai jo, bet šiaip gerai važiuojas, su zestinkėm gripinas, su gatvinėm 17 su naujom padangom irgi gerai dabar lėkėsi, atradom geras padangas, tai žiauriai patenkintas, pasitikiu dabar padangom. Nebėra galvojimo, kad ar nusimontuos, ar negripins. Pastovus gripas. Tai žodžiu, žiauriai smagu. Apart to, kad nesveikai karšta. Nu, bet nieko. Tai va, lėkiam. Ir jo. Jau kitą kartą turbūt susitiksim rytoj iš varžybų dienos. O tenais bandysim jau įrodyti kažką.
Labas rytas, turim gonkių dieną, 4 LDC etapas ryto. Pasiruošę, užsiregistravę, techą praėjom, esam antroji grupėje, 26 numerį. Nežinau, trasa kaip ir vakar Trefkių, realiai tokia pat, tik pakeisti klipingai ir skritulių radiusas padidintas, tai turėtų didesnis flow būti. Nežinau, esam pasiruošę, esam geros nuotaikas, sėsim, gazuosim, treniruosimės ir tikėkimės, kad šiandien pavarysim. Orai tokie permainingi šiaip rodo, bet tikiuosi, kad sausa bus. Arba jeigu pradėtų lyti, gal lyja iki pat galo. Bet žodžiu, kai bus, tai bus, dirbsim su to, ką turėsim, kaip visada. O ką, mašina, šiaip dieną prieš treniruotės keitėm sankabą, nes po jų mes susvilinau ją. Na, bet jau 1,5 metų važiavau su tą pačią, tai nieko tokio. O toliau jokių bėdų neturim, persivaržėm, persitikrinam, susižiūrėjom slėgius ir esam pasiruošę, manau. Tai labai kažko daugiau čia nepašnekėsim. Sėsim ir gazuosim. Labą dieną. Tai važiuojam antrą treniruotę jau, antrą ratą. Dabar sausa karšta, tai šį kartoms važiuoja su zestinkiam. Pirmą kartą nestilingai, nebahūriškai, bet kimba gerai, važiuoja gerai. Pirmoji treniruotė buvo biški lietaus, biški šlapia, tai bijojom, kad nepasikartoti praeiti Madžiūnai, bet kol kas atrodo keitai gripo daug, greičio daug, bus gerai.
baigėsi trefkės visos. Nežinau, išvažiuojam tą trasą, kaip ir visada. Nieko dabar neprisišnekėsiu, bet jo, kvalai pasiruošę. Susitikrinsim tik kažkokį slėgį prieš važiuojant ir bandysim kažką įrodyti. Bet tikiuosi, kad viskas gerai bus. Šiaip dabar lėkiu su 16 zestinkiam, tai blemba, galim tikrai pasitikėti tą mašiną, leisti stipriai. Realiai visą trasą važiuoji numinęs dugną, niekur nebereikia to pedaluoti, to gazo, tikrai smagiau važiuojas, kai to gripo ir greičia yra. Tai nežinau, tikėkime geriausia ir tada varysim į porinius. Pirmą iško kvalą reikia praeiti, bet manau praeisim. Nes tikrai dabar kiek važiavam, tai linija geras važiuoja. Gal porinės dar tiek nepasitikė savim, bet tipo. Ateis poriniai, spausim, remsim ir kilsim į viršų. Tai jo, susitinkam dabar iš kvalos. Matome, Tomas Grybas trasoje šiuo metu pas mus vienas iš dailiausių turbūt automobilių trasoje šiandieną. Pirmas kvalas važiuotas, turim 9-1 tašką. Tai mano asmeninis kvalas rekordas. Tai jau ramu, bet prie šitą žemę, tai žiūrėjau, jau eina tipo link mašinas. Jau jaučiu, kaip blogą daro, nebegera. Atsėdu mašiną, rankas dreba. Tai na, be nieko. Privažiavam prie startą ir važiavam kaip mokam ir viskas. Šiaip gerai susivažiavam. Porą klipų norėtųsi gal giliau dasem, bet šiaip good. Zestinkės veikia tobulai, tai kodėl aš anksčiau iš tikrųjų nevažiausiam. Jo, tai va, žodžiu, laukiam antrą kvalas, bandysim gal pasigerinti ir jo, manau, su tiek taškų tai jau tikrai laisvai eisim į porinis. Tai va. Realiai ant sienos, tai tada jūs turite vietą ir prisistabdyti. Tai įvažiuoti į 6. Praėjom kvalą, likom 5 su 9-1 tašku. Antrų runų norėjau biškį pasigerinti, tai užsistatėme fiškės kiludžiau. Bet jau, tipo, gerai, įlėkiau gerai, bet biškį fiškės kiludžiau. 4 klipe dar vieną fiškę kiludžiau, jau sendinau kaip turi būti. Ir po to ant galo su dugnu parėjau paskutiniam link paskutinę klipo ir, žodžiu, ten vos nespininu. Nu, bet jau, kai jau priekį numušiau fišką, žinau, kad nebebus geresnė rezultato, tiesiog vėl eksperimentau, ką galima ir ko negalima daryti. Žodžiu, šiaip važiuoju, dabar esam 7 poroj. Važiuosim prieš Spinauto komandos narį. Praeitą etapą su juo top 3-2 važiavam, laimėjom. Šį kartą irgi manysim tą patį padaryti.
Tai nežinau, mašina, good padangos, good visko džiaugiuosi, biškai yra streso, bet nieko. Suvažiuosim ir tada tik į viršų. Tai va, susitinkam iš trasos. Važiavimą kiek įmanoma. Na kągi, o mes jau turime sekančią kovą prasidėjusią pas mus trasoje. Tomas Grybas susitinka su Luku Nenartavičium. Ir matome, kol kas sėkmingai pildo trasos kontūrus Tomas. Paremti Tomą. Ir panašu girdi mane, Lukas stengiasi Ir kągi, mes jau turime antrąjį važiavimą šių pilotų kovoje. Lukas Nenartavičius bus vedantysis antrojo važiavimo. Ir panašu, kad Tomas šiandieną rengiasi agresijos režimą. Niekur nenori paleisti Luko. Išties gali... Nes į top 16 keliauja 26 startinis numeris Tomas Grybas. Laimėjom top 3-2. Čia jūsų patenkintas, į lyderį reiktų dar padirbėti, bet šiaip nesvarbu, vis tiek laimėjom. Tai keičiu kitas padangas, nes vienoj padangai išplyšo gabaliukas, tai nenoriu rizikuoti ir važiuoti tokia. Tai dedam šitą ir manau, čia iki galo, kiek važiuosim užteks. Prieš top 3-2 buvo streso daug, nežinau kodėl tai, bet taip, dabar jau ramiau. Laukiam, kada sužinosim prieš ką toliau važiuosim ir bandysim top 16 laimėti, nebeiškristi. Leidžiasi trasoje. Kol kas Rasmuntas labai sėkmingai atidirbinėjo trasos kontūrus, galėjo kiek labiau galbūt atemti trečią clipping zoną, bet matome, jog Tomas kiek įmanydamas yra įsikabinęs Rasmunto ir niekur jo nenori paleisti ir atidirbti savo čeiso poziciją kiek įmanoma. Ir palei pat blokus praleidė. Teisėjų sprendimą jau turiu, žinau, kad sukelsiu džiaugsmą šiam žmogui. 26 startas, Tomas Motorsport keliauja tolyn. Yes! Nice! Maladies! Laimėjom top 16. Vėl kampą kupą įplauks tą patį. Ledas vis dar gyvas. Tai sėkmė į mūsų pusį. Tai žodžiu, varysim prieš Janutę. Man atrodo, antroje ir pirmoje vietoje dabar jis pagal street klasės sąrašą metinį. Tai žodžiu, reiks spausti max ir dar daugiau, bet jeigu Janutį įveikiam, tai manau eisim ir iki galo. Tai žodžiu, kad paeit.
Davės, tikrai, bleš, gerai laimėjai. Top 8 prieš žinutį pralaimėjom. Šiaip dabar pažiūrėjęs laivą, tai gal ir pasiginčičiau ir būčiau davęs one more time, nes Čeisė tai aš gerokai suvažiavau geriau. Nu, ten mano kaseka irgi pridaryti buvo, bet šiaip užspaudėm, tai wow. Tas, kad lydė kažkaip užsistačius, antrą klipą pamečiau ir nebepasiėmiau ir toliau biškį susigadinau savo trajektoriją. Bet apart to, gera kova buvo artima. Benui irgi ganėtinai sunkiai sekės pasivyti. Tai nežinau, ir aš ir jis klaidų pridarė, bet šį kartą jis laimėjo. Bet nieko neliūdim šiaip, žiūri gera diena. Jau pasiekėm top 8, kvalai likom 5. Pirmą kartą kvalai virš 9 surinkam, tai žodžiu, progreso yra jau. Zestinkės pasiteisino maksimaliai, kad ir be stiliaus, bet mašina valdosi kosmiškai gerai. Varysim ilsėtis ir dabar ruošimės sekančiam etapui Klaipėdai, kur bandysim kilti dar aukščiau. Tai tam kartui tiek ir iki kitų kartų.